Laisvė – ne tai, kas dalijama bet kam. Laisvė – tai, ką žmonės paima ir yra laisvi tiek, kiek nori tokie būti. Equal projekto laidų ciklas Noriu dirbti – puiki galimybė grįžusiems iš įkalinimo įstaigų pristatyti save, sprendžiant darbo paieškos sunkumus. Darbdavys turi apsisprendimo teisę – pasirinkti, priimti, atmesti. O ar turi gebėjimą įžvelgti ieškančiojo norą ir iniciatyvą? Projekto kūrybinės grupės užduotis, kad laida Noriu dirbti taptų darbdavių žiūrima ir laukiama, kaip dar viena darbuotojų paieškos galimybė. Esu Arnoldas, esu lietuvis, man 17 metų, esu nevedęs, nebaigtas pagrindinis, darbo patirties neturiu, tačiau ieškau pagalbinio darbininko, darbo statybos, nes patinka dirbti apdailos darbus. Turiu darbo kompiuterio pradmenis, moku naudotis internetu. 2005 gruodžio 13 dieną ekonomijos mokymo centre išklausiau mokymo kurso darbo kompiuterio pradmenis, darbo paieška. Gimtoji kalba lietuvių. Laisvalaikį mėgstu klausyti muzikos, išvykas į gamtą. Esu ramus, sąžiningas, pareigingas, laisvai bendrauju su įvairaus amžiaus žmonėmis. Galėčiau dirbti pagalbinius darbus statybose, kadangi esu sukūręs šeimą, turiu mažą vaiką. Esu Darius, lietuvis, man 28 metai, nevedęs, turiu nebaigtą pagrindinį išsilavinimą. Esu dirbęs tekintojų, moku tapyti bei dirbau kitus pagalbinius darbus statybose. Lietuvių kalba gimtoji, turiu vidutinius rusų kalbos įgūdžius. Laisvalaikiu patinka žaisti krepšinį, futbolą, mėgstu klausytis muzikos, žiūrėti kino filmus. Esu ramaus būdo, sąžiningas, pareigingas, nemėgstantis kalbėti be reikalo, neturiu priklausomybės alkoholiui bei narkotinėms medžiagoms. Norėčiau dirbti pagalbiniu darbininku, esant galimybei mokytis ir įsigyti reikiamą kvalifikaciją.